Nagi, pradėkime kelionę. Žemėlapyje matosi visi 5 regionai. Mes keliaujame į Aukštaitiją. Aukštaitija yra pats didžiausias regionas. Aukštaitijos herbas. Mes esame Aukštaitijos etnografinėme regione. Tenais matote pirkę, čionais yra gyvenamasis namas Gryčia, o tenais toli yra klėtis. Ten yra tvartas, ten laikomi gyvūnai. Pilione stovi svirna. Čia gyvenamas namas. Ten klėtis. Čia malūnas. Čia kalvė. Kalvėje rankomis apdirbdavo metalą. O čia mes stovime ant akmeninių girnų, su kuriomis malūne maldavo grūdus. Aukštaičių gyvenamieji namai vadinami gryčiomis arba pirkiomis. Jų stogai dengti nendrėmis, o neturtingi žmonės dengdavo ir šiaudais. Pastebėjome, kad gryčių ir pirkių langinės durys ir sienos dekoruotos. Viskas taip gražu. Pažiūrėjome pro langus ir viduje pamatėme gražias skrynias, verpimo ratelį ir kitus daiktus. Šulinys su svirtim. Aš ir Viltė sukūrėme aukštaitiškus sumuštinius. Toliau nuėjome į biblioteką. Ėmėm interviu iš etnologių Astos ir Ingos. Jos mums daug ko papasakojo. Etnologė Asta papasakojo, kokie aukštaičių skirtumai lyginant su kitais regionais. Ką mėgo valgyti, kaip rengtis, kokios spalvos ir taip toliau. Aukštaičiai mėgo visokius miltinius patiekalus, visokius virtinukus, koldūnus, visokius švilpikus, šaltanosius ir panašiais pavadinimais patiekalus, kurie gira, teisingai gira, labai buvo populiari gira ir be abejo toks suaugusių gėrimas yra naminis alus. Buvo labai paplitęs, ypač apie Biržus, apie Pasvalį. Tai jeigu jau būdavo kokia didelė šventė, tai darydavo moterims vyros ir vaikams, o vyrams alaus visą laiką. Va. Aukštaičiai skaras vadino skaromis, o žemaičiai skepetomis. Skepeta didėtas pavadinimas. Na tai va, tai žemaičiai sakė ir dzūkai skepeta. Užsėdėkim skepetą. Sužinojom aukštaičių tarmę. Pamėginsiu pašnekėti, o jūs pamėginkit išversti, ką aš čia pasakiau. Gerai? Okay. Šaunuoliai,
Va, ką reiškia kauniečiai? Čia yra aukštaičių, kauniškių tarmė sutrumpintai. Inga yra audėja. Raudoni dryžiukai. O vyras? Dryželiai labai paprastai. O vyras, štai, vėlgi su sermėga. Diržas? O diržas tai buvo juosta. Vat ir aš užsirišusi juostas. Tai juostas nešiojo visose regionuose ir turėjo skirtumus, tai aukštaičiams buvo būdingos pintos juostos. O kokia kepurė? Čia skrybelė ir kaip matot, ta skrybelė irgi puošta su juosta. Su plunksna ir su juosta. Ir batai. Taip, ir batai odiniai. Ir tie batai irgi papuošti juostelėmis. Žodžiu, na štai šitos juostos, jos buvo labai paplitusios, labai mėgiamos. Ir kaip dovana ir kaip aprangos puošmena. Aukštaičiai skiriasi tuo, kad pas juos buvo pintos juostos ir va šitos juostos vytinės. Tiksliau sakant, reiktų gal pradėti nuo pradžios, kad juostos yra labai įvairios. Yra austos, audžiamos juostos va su tokiam nytelėm. Tuos siūliukus kilnoja štai tokios kilputės. Ir čia mes dar va iškiluojam kiekvieną siūliuką. Tai tokios juostelės buvo visoje Lietuvoje. O yra dar tokia pati paprasčiausia technika, tai pinimas. Va kaip kasa pinama, tik tai labai daug siūliukų. Tai tokios juostos yra vadinamas pintinės ir šitos juostos būdingos tik Aukštaitijos regionui. O dar senoviškesnė technika tai yra vijimas ir jos yra vejamos štai su tokiom kortelėm. Ta kortelė yra, va, turi 4 skylutės. Ir tos skylutės kilnoja tos siūliukus. Taip. Ir štai tas vijimas, skaitinės juostos irgi būdingos. Jos yra išlikę tik Aukštaitijos regiono tautiniam kostiume. Va kaip išskirtinumą galit pabrėžti, jeigu pasakosit apie tautinį rūbą. Kad aukštaičių tautiniam rūbui būdingos rytinės ir pintinės juostos. O jau vados juostelės štai su rinktiniais, va čia yra rinktiniai raštai, tokie geometriniai, visokie žalčiukai, randukai. Tai tokių raštų juostos paplitusios visoje Lietuvoje. Ir Dzūkijoje, ir Suvalkijoje, ir Žemaitijoje. Galbūt tik tai Suvalkijoje daugiau raudonos spalvos, o Aukštaitijoje pasitaiko ir žemės spalvų, ir rudos, ir tamsiai žalios. Audėme aukštaičių raštu. Audimo būdas vadinosi dvinytės, audimo raštas vadinosi beraštis, audimo technika vadinosi skeitelis.